Jie laiko, kad tai yra holistika. Viena sistema veda paskui kitą. Ir kad prieiti prie puikios sistemos, pas juos yra padarytas didelis mokslas, 5000 metų senumo žinios čia yra įdėtos ir ypatingai šiuolaikinės žinias, vat į šitą kinų tradicinę mediciną. Ir dar, ką jūs pastebėsit, yra 9 dėžutės, kur visas mokslas įdėtas ir viskas čia yra. Ta, ką duoda gamta, jie tiesiog savo instituto vedami per eilę metų sudėjo visas žinias ir štai pateikė mūsų visuomeniai, mūsų žmogui. Na ir toliau, apart gydymo, kas yra dar prie mūsų besąlygiškos visuotinės tarnystės, tai yra kas, kaip jūs manote? Žinios. Žinios. Žinios tai yra šviesa. Žinios tai yra mūsų dvasios penas. Mes dvasios peną gauname per gražius reginius, tai yra penim savo dvasią, turistaldami, linksmindamiesi ir žinoma svarbiausiai, tai yra pačios didžiausios, tai yra penas mūsų dvasios, tai yra žinios. Ir aš visą laiką, kada pradėjau siekti žinių ir tada, ką jūs manot, yra senėjimo procesai, nebėra senėjimo proceso. Nei mano protas sensta, nei mano sensta be abejo dvasia. Jinai eina visą laiką tobulėjimo keliu. Ir tų tobulėjimo šaltinių mes turime visi dabar. Šiai dienai mūsų tokių šaltinių vienokių ar kitokių labai yra daug. Daug mokyklų, daug visa kita. Tik jums reikia pasirinkti kelią. O kelias yra vienas. Vienas yra trumpesnis, kitas ilgesnis. Kaip kokiam žmogui ko reikia. Mes taip ir pasirenkame. Aš žinoma pasirinkau žinių šaltinį. Aš susiradau žynį Tomą Girdziauską, kuris man davė be galo daug žinių. Egipto, Indijos, Izraelio, Graikijos pamatus visus rytų. Ir žinoma, mes skaitom paskaitas va štai tokias. Tai yra liežuvio valdymo dėsniai, tai pykčio ir emocijų valdymas, kaip išrauti tą šaknį iš savo vidaus, tą pyktį išvaryti. Tai yra viena iš kelelių, kaip eiti į harmoniją ir kaip tapti sveikam. Tai yra nepaprastai daug. Toliau, talento atverimas. Mūsų viduje slypi labai dideli talentai. Ir kaip atverti tą savo talentą? Tarkim, jeigu aš kažko nemoku, aš galiu išmokti, bet aš turiu norėti. O kaip tai uždegti? Mes turim daug metodų. Kaip uždegti viduje tą degtuką, kad tu degtum ir labai norėtum. Tai va čia yra atskiros metodikos, praktikos irgi taip pat. Tai va mes ir einame va šituo keliu. Ir paskutinis, 7 elementas besąlygiškos visuotinės tarnystės, tai yra kas? Tai yra palaimata. Tai yra laimink kiekvieną žmogų. Be abejo, palinkėk jam gero. Išleidi vaikelį savo pro duris, palaimink tą vaiką. Išleidi savo mylimą žmogų pro duris, palaimink jį. Ir pripratik, kad jis tave laimintų. Jūs esat visi dievai. Jūs turite čia labai daug galių. Ir žinoma, tas galias tik reikia tinkamai jas panaudoti. Va čia ir yra tiesų tiesa. Ir man studijuojant rytų mediciną, žinoma, kodėl aš čia pasukau rytų medicinos keliu, todėl, kad pamačiau, kad kinų tradicinė medicina turi be galo stiprius senus pamatus. Ir aš, kai pradėjau studijuoti kinų filosofiją, čia per Tomo Girdziausko, reiškia, šaltinius, mes turime labai daug paskaitėlių vedėmės. Ir žinoma, kai sužinojau jų filosofiją, man labai patiko. Man labai patiko ir tas priėjimas prie gyvybės šaltinio, prie maisto. Va, pavyzdžiui, mityba. Vien paimti tą mitybą, sveiką mitybą. Kodėl jie taip vertina save, taip myli? Jie vien tai, kad jie neužkrauna save maistu. Pas juos sąmonė yra taip aukštai pastatyta, pas juos nėra tokio didelio godumo kaip pas mus. Tos akys mūsų begėdės viską daro. Jos mato ir tada į save. Jo. O jeigu mes užrištume akis, mes tik 30% suvalgytume to, ką mes suvalgome. Be abejo, mums užtektų pilnai ir valgyti tiek daug nereikia. Už tai jie pagamino šitokį puikų kokybišką maistą. Jeigu atskirais tarpais, jūs galite tvarkytis vien tik su šito gyventi. Tik vienintelė sąlyga. Reikia paleisti savyje tekėti upelį. O tas upelis teka, jisai ir teka ir teka. Kas yra geriamas vanduo? Švarus, geras vanduo. Kai aš gavau jų žiniose tokį momentą,
kad 86% deguonies mes gauname per vandenį, tai aš gau didžiulę paslaptį. Ir aš, žinoma, tą ir pradėjau daryti, tą ir savo žmonėm pradėjau sakyti, kolegoms, gerkime tvarkingai vandens. Bet vandens gėrimo yra taisyklės. Ir tas taisyklės, kai po paskaitos, jeigu aš neužmiršiu, pasakysiu, kaip padėka jums, kad jūs čia palaukėt, tas 10 minučių mes jūs sugaišinom, jums padarysiu kaip dovaną. Čia nei paskaita įeina, bet paprasčiausiai, na, tiesiog yra žinių šaltinis, kurį aš jums paskui ir pasidalinsiu. O dabar labai ramiai prieisiu prie mūsų korporacijos POKAU, tai yra kinų tradicinė medicina. Mes ir juokėme šiandien, diskutavom su Kauno medikais, mes labai daug gražių garbių susitikimų turėjome su Danutė, Danutė labai gražiai organizavo darbą. Va šitą knygelę aš atsivežiau iš, reiškia, mokyklos, ten, kur aš praėjau tos mokslus. Ir žinoma, kai buvo teikiama ta knygelė, aš taip džiaugiausi, nes dabar tokia, mano biškį jau, na, kaip aš sakau, pavargusi. Bet ką aš turiu? Aš turiu visų profesorių kinų tradicinės medicinos visus parašus. Tai yra, aš ten buvau, mokiausi ir tą galimybę jūs kiekvienas iš čia turite. Todėl, kad kinai sudaro visas galimybės ir keliauti, ir mokytis, ir taip pat negalvoti apie pinigų srautus, kaip jie pas jūs ateina ir kaip išeina. Man jau netenka galvoti. Tai va štai. Ir žinoma, kai aš pamačiau šitą alegorinę paukštę, tai yra Feniksą. Feniksas tai yra moteriškos giminės paukštė, kuri surenka žmonių bėdą žemėje, jų alegorija yra tokia, pakyla, sudega ir pereina į kitą kokybę. Taip kaip ir mes, kiekvienas, taip ir čia. Ir štai taip vyksta atsinaujinimas pastovus ir pastovus iki, kaip sako, beribis. Tai va čia yra jų tokia alegorija. Va šitą asmenybę, Tan Juji, tai yra asmenybė Yufei, yra vienas iš vedančiųjų žmonių, arba tiksliau sakant, savininkų. Ir aš tam žmogui, tikrai jam yra virš 40 metų, labai lenkiuosi. Jis turi labai didelį turtą, bet tas turtas iš jų giminės neišėjęs. Iš jų giminės neišėjęs per jau kelias kartas. Jis yra milijardierius ir jisai sugebėjo būti tam tikrų laikų Kinijos prezidentūroje, tai yra vyriausybės žmogus buvo, o dabartiniu metu jis įdėjęs yra kapitalą į tą vyriausybės tradicinę mediciną buvusią. Ir Mao Dzeduno institutas, kuris buvo anksčiau, jisai buvo, čia yra Mao Dzeduno instituto direktorius Tan Juji, visą gyvenimą jis dirbo asmeniniu daktaru, tai yra Mao Dzeduno. Kaip jūs matot, šita mūsų kompanija yra susiprivatizavusi arba įdėtas kapitalas ir atėjusi iš vyriausybės Kinijos pačio to šaltinio. Ir man tas labai patiko, kadangi jie turi labai stiprų institutą, tyriamąjį institutą, toliau, kur yra gaminami šitie produktai ir toliau vyksta bandymas po 2 metus ir daugiau. Lygiai taip pat dabartiniu metu yra įkūrę technologijų institutą, patį aukščiausią, galima sakyti, pats aukščiausias parkas technologijos instituto, Kinijos visos. Ir toliau jie turi keletą fabrikų, apie 6 fabrikus, kurie šiai dienai turi galimybę, paėmę iš Tibeto tą gražią žaliavą, tą šventą žaliavą, tos visus augalus, perdirbę, atiduoti pasauliui. Aš nekalbu apie Europą, bet ir Azijos šalim, ir taip pat Afrikos šalim, ir atiduoti pasauliui. Kada įvyko prieš 3 metus žemės drebėjimas, jie labai susirūpino ir sakė, kodėl vis dėlto šiaurinis šlaitas nuvažiavo, o ne pietinis. Žemės drebėjimas šiauriniam šlaitė. O ten pasirodo, jų auga paslaptis, tai yra kardiocepsas, apie kurį mes kalbėsim, ir jie suvokia, kad reikia dalintis. Ir kada įvyko pirmasis pranešimas va šitos asmenybės, aiškia, Tan Juji, kad mes pirmą kelionę turėjom, tai jo buvo pirmas toks žodis pasakytas, mes norim su pasauliu dalintis šiomis žiniomis. Anksčiau jie buvo uždari, jie su savo kaimynais net nesidalino aukščiausiais pasiekimais. Dabar jie yra atviri. Jau jie kai kurios mokslinius pasiekimus, jeigu yra naudingi pasauliui, jie perka iš jų ir
kaip sako, dirba savo toliau institute ir atiduoda pasauliui. Ir žinoma, tas institutas, jis turi paruošęs 2000 metų senumo programą, sveikatinimo programą, kur bus ateityje sprendžiami gyvybės klausimai, kada mes neturėsim gėlo vandens, kada mes neturėsim šviežaus oro. Ir tai bus, reiškia, viską eina va šito keliu, mums padės jų mokslas. Ir jų be abejo kinų tradicinė medicina. Iš viso pasaulio į šitą institutą vyksta ir dabar pirmieji asmenys gydytis labai sunkių lygų. Tai yra vėžinių susirgimų, tai yra kokios nors lėtinės ligos, tai yra širdies nepakankamo ligos ir taip toliau. Tai štai jie yra pirmieji pagalbininkai. O toliau aš norėčiau parodyti, kad šitie jų visi produktai, kurie atėjo į mūsų rinką, jie yra pripažinti tarptautiniais sertifikatais, aukščiausios kategorijos tarptautiniai sertifikatai, kurie, kaip aš pamačiau, Izraelį, kai buvo praeitais metais, košernas produktas, vadinasi, jeigu jau žydai priėmė ir pripažino ir ant sienos, va taip išrikiuota viskas, košernas, reiškia, širdžių klinika, tai vadinasi, visi nori turėti šitą Tibeto kardiocepsą. 98 metais kardiocepsas, kaip aš ir sakiau, auga šiauriniam šlaite, Tibete. Jis neša dvi energijas, vyrišką ir moterišką energiją. Va pirmas toks augalas pasaulyje, kuris neša dvi energijas, o kada yra nešamas dvi energijos, žinoma kągi, jis be galo greitai sumobilizuoja, sureguliuoja imuninę sistemą. Tai yra imuninės sistemos pamatas, tai yra stiprybė mūsų. Tai yra mūsų stiprybė. Ir štai vat kardiocepsas toliau, apart to kardiocepso, taip pat yra, jie naudoja lindžį juodąjį grybą, kuris turi labai daug maistinių ir vaistinių savybių, bet kardiocepsas, va čia yra toje dėžutėje talpinamas pagal naujausias technologijas. Ir kinai viską naudoja natūralų produktą, tai yra natūralūs produktai, jokios chemijos ir už tai neturi jokio pašalinio poveikio. Ar tu daugiau išgersi, ar mažiau išgersi, neturi jokio pašalinio poveikio. Ir dar noriu paminėti, jie turi, kaip sako, 3 tokias kategorijas. Tai yra pirma, tai yra kas? Tai yra bio, imuno, energo reguliacija. Jūs žinote, kad mes turime 12 meridianų. Energijos yra 7, kurios reikia sumaišyti tuose meridianuose. Meridianai padeda, reiškia, ten juos, kaip sako, sumaišyti. Tai va šitas produktas padeda atreguliuoti mūsų energijas. Mūsų energijas ir žinoma, jis taip ir vadinasi bioimunoenergoreguliatorius. Čia yra 75% kardiocepso įdėto. Ištraukos iš turinio ląstelės. Nepažeista ląstelė, užkonservuota į 30 ml tokį flakonėlį, kurį galima ir šaltyje laikyti, ir šilumoje, ir jis nepakinta. Konservacija 18 mėnesių. Ir tai pagarbiai įsidėtas dar vieną dėžutę. Čia yra 4 tokie flakonėliai. Toliau apart to kardiocepso, kurį 70%, yra įdėtas ir lindžį juodasis grybas, kuris turi labai daug vaistinių ir maistinių savybių. O kardiocepsas turi virš 70 rūšių mineralų, aminorūgščių, fermentų. To, ko žmogaus organizmui reikia. Tai yra labai stiprus. Stipresnis jis už ženšenį šaknį. Jeigu ženšenį šaknies mes kaip šiai dienai ir medikai, ir kinų tradiciniai medicinoje labai retai naudoja, todėl kad paprastai ten vyksta ta šaknis skatinimą daro organizme ir be abejo gali paskatinti kartais ir tas kitas ląsteles. O kardiocepsas turi visiškai kitą poveikį. Oligosacharidai ir polisacharidai išgauti iš turinio ląstelės, jie skatina perforino gamybą. O perforinas užkerta kelią vėžiniai ląsteliai vystytis. Arba kokie furunkulai atsiranda, imuninė sistema. Ir žinoma, toliau įdėtas lindžį grybas, o apie lindžį grybą tai galima, žinot, kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Jis yra dvasinis produktas. Pagalvokite, kaip čia sudėta. Jis yra dvasinis produktas. Jis auga ant medžių. Jeigu prieina šitie rinkėjai, kurie rankiniu būdu renka tą grybą, jie tiesiog pasibeldžia į medį, paprašo atsiprašymo. Kad aš jau dabar paimsiu tą gydomąjį grybą visuomeniai, žmonijai. Ir jie, tai reiškia, vadinasi, tokias gražias tradicijas turi. Jis ką daro? Jis nuima jaudulį ir sukoncentruoja dėmesį. Jūs pažiūrėkite, kokia graži savybė lindžį grybo.
arba kai patenka į žmogaus organizmą, jis atitraukia tas reiškia vadinasi visus furunkulus arba paklydusią ląstelę, jis tiesiog absorbciją daro. Ir kada geri vandens tinkamą kiekį, jinai pati ląstelė atsigauna. Pati ląstelė tiesiog atsigauna. Taip pat štai yra linžy grybas. Na ir jis dirba linžy grybas su kraujagyslėmis. Tiek smegenų kraujagyslės, tiek viso stuburo, reiškia, centrais. Jis labai gražiai dirba su kraujagyslėmis. Jis daro jas elastingas ir, žinoma, didelį poveikį daro. Toliau yra šitakė grybas, kuris yra į lytinius organus nukreiptas ir kartu jisai šitakė labai daug taip pat maistinių savybių ir vaistinių savybių turi. Va tie trys grybai, čia galima sakyti, kartu sinergizuodami, jie sudaro puikų produktą, kuris nukreiptas į 5 sistemas. Tai yra centrinė nervų sistema, endokrininė, limfotaka, kraujotaka ir imuninė sistema. Arba lietuviškai tariant, ką jis daro? Stiprina širdį, valo lipidus, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Toliau, visą skrandžio funkciją tvarko. Jis tvarko kepenų funkciją, atstato iki ląstelių. Jisai kasos funkciją labai gražiai reguliuoja ir taip pat valo kraują. Vat blušnės darbą tvarko. Ir taip mes ir vadinam jį bioimunoenergoreguliatorių, arba tie žmonės, kurie yra pavargę, lytinių organų funkcijos labai gražiai atstato lytinių organų funkcijas, praeinamumus padidina seklelių ir kartu vaisingumą tvarko. Nu, labai daug dalykų daro. O jis muša labai platų spektrą virusų. Jeigu, tarkim, 360 spektro virusų muša, tai kur tu rasi tokį, kaip sako, produktą? Ir jeigu, tarkim, virusas, tai žinoma, 360 spektro, tai man atrodo visada pataikysim. Tik reikia laiku, tuoj pat. Ir jeigu mes uždelsim, reikės daugiau. O šiaip flakonėlį, pusę flakonėlio ryte, pusę vakare, jo prolongas yra 12 valandų. Ir mes labai daug problemų galime tvarkytis. Jeigu jūs aplankė virusas per akytes, jūs lašinat į akis. Va šitas eliksyras yra galimas lašinti į akis. Tai yra priešgliaukominis, apvalantis. Galima į ausytes lašinti, galima dėti ant žaizdų, galima į moters makštį dėti, jeigu yra uždegiminiai procesai, arba kokių mikrobų ten yra įsiveisę, arba gimdos kaklelis yra žaizduotas, arba ten yra priešvėžinė situacija. Va, šis produktas. Jis tiesiog galima, mūsų moteris turtingos jau darosi, kurios dirba mūsų kompanijoje, pila į vonę. Vatinę karštą vonę labai gerai pasisavina per vonę. Mūsų poros, reiškia, irgi labai pasiima šitą perdocepsą, tokį atgaivina. Atgaivina labai gražiai odą. Mes žvelkim vienas kitam į veidelį. Kiekvienas mes turim savo spalvą. Kodėl? Apnašos yra nevienodos, amžius nevienodas. Ir žinoma, ir tai yra ta spalva išduoda mums labai daug ligų. Aš atsimenu, kad aš atėjau pas kiniečius, profesorius, tai jie visų pirma pažiūrėjo į rankas ir pažiūrėjo į veidą. Ir viskas, visos lygos jiem aiškios, ar ne? Jie viską skaito iš akių, iš veido. Tai va šitas perdocepsas taip ir vadinasi bioimunoenergoreguliatorius.